Tai labas visoms ir visiems, nežinau, gal ir vyrukai čia žiūri mano video, nors nelabai gal tikiu, daugiau moteris siuvinėja. Tai sveikos mielosios užsukusios į mano siuvinėjimo kanalą Gidė Stitch. Sveikinuosi su jumis jau gruodžio mėnesį, kaip pastebėjot, lapkritį nebuvo video, nefilmavau vien dėl to, kad tiesiog nelabai buvo ką parodyti, nes siuvinėjau tik tai vieną procesą. Galit patikėti, tik tais vieną, daugiau nieko daugiau neėmiau, tik tais vieną. Kalbu šiek tiek tyliau, nes kambaryje miega mažylis, tai nenoriu prikelti. Tai va, o čia matot tokią labai gražią siūlų paletę. Čia yra mano naujo projektuko, kurį pradėjau, kaip matot, Lukas. Patinka man Lukas rinkiniai. Ir nežinau, gal jau numanot, kas tai per rinkinys, bet tai vat, sekundę pagalvokit mintyse, gal atspėsit. Tai žodžiu, rodau biškį trašką. Tai va, čia yra mano išsvajotosios žąsys. Pradėjau aš jį lapkričio 1 dieną. Čia tokis tamsesnis atrodo. Nors šiandien saulėta diena, tai vien dėl to tik tais ir sugalvojau, kad reikia pafilmuoti, nes taip apsiniaukia visas dienas, kad nieko nesimato. Bet ir dabar jau žiūriu neaukėsi. Tai žodžiu, štai toks žieminis dizainas. Aš jį kai pradėjau, tai negaliu paleisti. Negaliu sakyti, kad siuvinėju kiekvieną dieną ir daug. Tikrai ne. O jeigu įdomu, galiu parodyti sagui, kas čia vyksta. Pradžiai po šiek tiek daugiau kryžiukų siuvinėjau, o dabar va, paskutiniam dienom net 100. Vat 27 dieną 23 kryžiukai, tai čia juokingai, bet vis tiek jį pasiemu. Tai va, nežinau, kas čia ar nelabai yra noro, gal ir nelabai laiko, bet kiek pasiuvinėjau tiek. Tai gal aš jums parodysiu, kiek turiu jau, o turiu virš 3000 kryželių. Štai kaip atrodo, čia va jau šitoj vietoj galima sakyti, beveik viskas yra užpildyta, o čia dar kryžiukų reikia. Tai žodžiu, va taip atrodo. Čia yra ant 18 aidos, medžiagos aš nekeičiau, palikau tą, kuri yra. Tiesa, čia yra va tokie kvadratėliai. Čia, kad lengviau tikriausiai skaičiuot būtų, bet nežinau, aš juos nekreipiu dėmesio visiškai. Tiesiog susiradau medžiagoje vidurį, atsiskaičiavau iki dešiniojo kampo, aš visą laiką nuo jo pradedu siuvinėti. Ir tiesiog pradėjau. Skau nekreipdama dėmesio į tuos, va, gal ten schemo ir yra, kad nuo kažkur prasideda, bet aš tiesiog juos nekreipiu dėmesio. Žinau, kitos tai išsiplauna ją, tą medžiagą, ir jie, man atrodo, išsiplauna, jų nelieka tų žymių. Bet aš nusprendžiau neplauti, man tiesiog nemaišo. Tai va, tai gal šiek tiek iš arčiau, jeigu čia sufokusuos. Anhor siūliukai šičia yra. Ne Lukas, kaip dabar jau naujuose rinkiniuose Lukas siūlai eina. Tai va, o kas čia bus? Biškutį galiu parodyti. Tai bekas vienu siūliuku, kaip suprantu, ir 2 siūlais kryželiai. Tai va, sunkumo levelis, tai tas 4, nėra pats sunkiausias. Va, to dydis koksai 50 beveik, ant 34 cm gausis. Tai bus čia ką veikti. Aš va, kad man lengviau būtų siuvinėt, atsižymėjau, va, galiu parodyti, va, tokį kvadratą pasiėmiau. Ir aš jį dabar noriu užpildyti. Ir nežinau, užsibrėžiau taip, kad gal kol aš jo neišsiuvinėsiu va šito, nes labai noriu išsiuvinėti, va čia toj parodysiu, į tą kvadratą įeis. Va tas kvadratas gausis kažkaip va taip. Tai labai noriu va šitą žąsį. Išsiuvinėti, čia mano favoritė yra. Man pati gražiausia čia šito dizaino, tai va aš
Kol jos aš neišsiuvinėsiu, aš tikriausiai šito dizaino nepaleisiu iš rankų. Tai vat. Kada įkelsiu video tikrai nežinau, nes tikriausiai, kad įdėti reikės dar kažkokiu keletą gabaliukų pafilmuoti. Gal kažką prieš naujus metus, nežinau, pabaigtukus, bet iš pabaigtukų neturiu ką rodyti, jau tik tai 3 tikriausiai šiais metais. O paskui visus jūs mano tos darbus žinot, kas pastoviai žiūrit video, su kuo aš čia keliausiu į 25 metus. Tai net nežinau, nebent sugalvosiu kažką pasimti, gal norėčiau visai kokį nusipirkti rinkinuką ant medinio pagrindo, pabandyti išsiuvinėti kokį žaisliuką, niekada nesu bandžius. Vat būtų visai įdomu, bet nežinau, ar noriu ką nors pirkti. Tai žodžiu, esmė ta, kad kol kas aš lieku prie Lukas šitų žasyčių. Ir tiek. Tai tiek turbūt. Dar sakiau, parodysiu, va, kaip aš susiorganizavau savo šitą visą reikalą siūliukų. Tai žodžiu, kiek man reikia, aš tiesiog nusivinioju. Nuo čia ant šitų skilučių aš nekabinu. O turiu iš AliExpreso užsisakius va tokias planšetytės siūlų. Ir šiaip stengiuosi siūlą, jeigu aišku pavyksta, kai pasiemu ir visą susiuvinėti. Bet kai kurių būna jau nebelieka tam mano kvadrate užsižymėtam ženkliuku. Tai va aš ant šitų prisiklijavau tokį popierių lipduką. Jisai paskui labai lengvai nusiklijuos, galėsiu toliau naudoti. Ir pakabinu tą siūlą pagal ženkliuką. Tai va, čia visom paskaičiuota. Va taip, užklijavau. Ir jeigu reikės, aišku, čia neužteks gal man vienos. Paskaičiau pagal spalvų skaičius, tai kad spalvų skaičių, kad man 3 tų planšetyčių reikės. Tai žodžiu, va taip, tokie reikaliukai. Va, prisitaikiau žirklutes. Tokiu mėlynu putosu, nes fonas šito dizaino melsvas, nors sniegas, bet jis melsvas. Tai va, pažiūrim, pasigrožim, aš tai negaliu atsigrožėti. Visas dizainas, man čia viskas patinka, viskas. Namukai ir kalnai ir tos eglės, o čia viena ir papuošta eglutė, tikros kalėdos. Ir tos žąsis, mano favoritė, kurią labai tikiuosi išsiuvinėti, gal net iki naujų metų, labai norėčiau. Tai tiek mergaitės, kol kas atsisveikinu iki kitos dienos, kada aš čia prisijungsiu pafilmuoti. Taigi sveikos mergaitės, sveikinuosi su jumis jau naujais metais, šiandien yra sausio 3 diena. Tai tikiuosi jūsų šventės praėjo ramiai, gražiai. Linkiu jums naujais ateinančiais metais visų jūsų norų išsipildymo ir be abejo daug kryželių ir kuo lygesnių. Tai štai, o čia prieš save jūs matot raganaitę, aš savo išsitraukiu. Ir dabar klausimas, kodėl? Ogi todėl, kad aš ją norėčiau labai pabaigti. Nes nesiuvinėjau tikrai ilgai, aš kaip tik turiu prieš save savo užrašinę, tai jums galiu parodyti, ką aš siuvinėjau lapkritį ir gruodį. Praeitam gabaliukė rodžiau žąsis, tai taip žąsis, bet pažiūrėkit, kiek kryželių. Tai čia buvo mano, kaip matosi, spalio kryželiai, o čia yra lapkritį kiek kryželių ir kiek kryželių gruodį. Aš net neįsivaizdavau, kad aš tiek mažai gruodį siuvinėjau. 107-9 kryželius. Baisu, reikia taisyti padėtį. Tai žodžiu, taip, labai galvojau, ką čia pasimti, ką siuvinėti. Pradžioj buvo tai, kad kaip ir užsibrėžiau ten tokį kvadratą žąsų išsiuvinėti, bet po to galvojau, labai bijau, kad pabos ir iš vis aš jų nenorėsiu imti, nes man labai patinka tas darbas. Tai bet galvoju, kažkaip labai norėčiau šiais metais daugiau pabaigtukų, nes praeitais metais mano pabaigtukai yra tik tais 3. Tai žalias žaisliukas, paukštukas ir, man atrodo, Dimensions drugelis.
Gal vėliau, kai bus geresnis apšvietimas, ištrauksiu, parodysiu viską krūvoj. Dabar čia filmuoju ryte, 9 ryto, už lango dar taip apsiniaukia, tai nežinau, aš čia virtuviai sėdžiu, įsijungiau šviesą. Galvoju, gal kažkas, tai nežinau, kaip čia tas vaizdas. Gal visai ir nieko, aišku, prie normalios dienos šviesos visai kitaip atrodo. Ir gyvai visai kitaip atrodo. Gal šiek tiek gadina tas apšvietimas šitą vaizdą, man taip iš tikrųjų labai nepatinka taip. Bet ką padarysi, labai norėjau pafilmuoti, kadangi imu darbus jau siuvinėti, tai noriu ir užfiksuoti viską. Tai žodžiu, koks mano planas yra. Šiaip galvoju apie tokį planą 25 metams, kad aš labai norėčiau pradėti darbus. Tai yra ne pradėti, o pabaigti darbus. Čia dabar vartau savo užrašinę, žiūriu, pabaigti darbus, kuriuos pradėjau 22 metais. Labai norėčiau aš juos pabaigti. Man liko jų pabaigti taip. Sniego seniai žaisliukai, tada mano tigras Nova Sloboda, tada kojinė su ta mašinyte raudona, tada kamanės rožėse, jei atsimena, tokia labai faina. Ai ne, čia jau 23 metų pasakiau. Tai žodžiu, man 22 metų yra likę, nuo 22 metų yra likę 3 darbai. Tai kojinė, tigras ir tie seniai besmegeniai. Kur aš tų senių besmegenių visiškai nenoriu siuvinėti. Nežinau, kaip prisiversti, jau kurį laiką aš jų nenoriu siuvinėti. Nežinau, gal atsitiko tas, kad jie yra surinkti DMC siūlai ir ten pagal rastą internete sagą aš siuvinėju, o ne iš originalaus rinkinio Dimensions. Nežinau, gal dėl to kažkaip man nesinori jums, bet aš juos tikrai pabaigsiu jums ir pabaigsiu. Nes sakau, šiais metais užsibrėžiau tikslą pabaigti 22 metų būtinai tuos likusius darbus, kurie dar nebaigti yra nuo tų metų. Tai vat. O šiaip labai norėčiau turėti bent jau kas mėnesį po pabaigtuką. Tai dabar pasiėmiau darbą, kuris turi mažiausiai likę iki pabaigos kryželių. Tai va šita raganaitė, čia yra likę netoli 4000. Tai čia mano toksai artimiausias pabaigos darbas, su mažiausiai kryžiukų likusių nesiuvinėtų. Tai va aš jį imsiu ir siuvinėsiu. Tai nežinau, tikiuosi, čia labai gal naiviai galvoju, bet gera savaitė, nes šiandien turiu išeiginę. Tai galvoju, kadangi labai senai siuvinėju, tai aš galiu praleisti namų ruošą, maisto šaldytuve yra, gal kokią sriubytę tik išsivirsiu taip lengvai. Ir galiu visą dieną beveik skirti siuvinėjimui, kol mažylis darželį. Nes vakaras tai jau bus jau mažiui. Ir šeimai. Tai vat, tai bandysim įveikti. Tai taip, tai mano tikslai. Pabaigti 22 metų 3 darbus nebaigtus ir turėti kas mėnesį po pabaigtuką. Tai vat, tai galvoju, raganaitę užbaigti noriu. Dabar kai prisėsiu, noriu tuos ir kiek čia tų dienų, gal sakau, savaitę daugiau užtruks. Pabaigsiu, tada, manau, imsiu, priverstinai jau save versiu, imti sniego senius. Ir bent jau dabar siuvinėju 4 žaisliuką, 3 turiu pabaigtus, tai va tą 4 noriu pabaigti. Ir dar po to kas mėnesį, sakykim, per vasarį dar vieną pabaigti ir kovo mėnesį. Irgi bus 6 tada pabaigti. Toks planas, nežinau, žiauriai norėčiau, kad jisai išsipildytų. Tokie mano norai. Tai va, tai nežinau, palinkėkit sėkmės ir susitiksime po akimirkos. Tai iki. Tai sveikos mergaitės. Po kelių sekundžių. Štai ir aš vėl. Šiandien yra vasario 2 diena. Tai prisiminiau, kad reikia pafilmuoti, ką ašgi veikiau per sausį. Tai, kaip jau turbūt ir įtarėt, čia yra mano pabaigtukas. Štai šitos raganaitės. Tai nedelsiu įrodau. Štai gražuolė.
neskalbiau, šiek tiek matosi žymės nuo rėmelio, stengiausi palyginti, bet reikėtų išskalbti tikriausiai ir nieko čia nesimatytų. Apšvietimas nėra pats geriausias, dabar yra gal 3:30, kažkas tokio, bet tikiuosi jums čia matysis viskas. Gal va taip kilstelsiu. Štai. Koks pabaigtukas. Parašykit, kaip jums sekasi siuvinėt, kurios siuvinėjat šitą Klart darbą. Na va, iš arčiau. Nenori fokusuot. Kaip galit matyti, yra nemažai tokių kreivokų kryžiukų. Čia tai viskas ok, kur tamsios tokios spalvytės, bet nežinau, kaip jums parašykit, kaip jums yra va šitie šviečiantys siūlai, ta 17 spalva. Man tai žinokit, čia yra tragedija. Prasčiausiai siūlai, su kuriais esu siuvinėjus. Jie tokie slidus ir kitas siūliukas gula normaliai, paprastas siūlas. Čia galbūt gama siūlai bus, aš taip įsivaizduoju, bet jau tas, aš turiu kitą rinkinuką, tęsinį šito dizaino, iš moliūgų, ten raganaitės kojos kyšo. Tai aš žinokit, nežinau, man tokia mintis, kad galbūt reikia va šitą šviečiantį siūlą pakeisti. Tiesiog panašia spalva, gal čia tokia kaip aivari būtų. Nėra čia ta tokia sniego baltumo, vos kiaušinio lukšto gal spalva, nežinau kokia čia. Bet kažką panašaus atitaikyt. Ir aš galvoju, žinokit, tą kitą rinkinį siuvinėti tiesiog paprastų siūlo, nešviečiančių. Man nereikia to efekto, kad jisai šviestų. O reikia tik spalvos. Nes, labai sunku. Aš jau, žinokit, taip į galą nesinorėjo man siuvinėti. Bet, buvo tas, kad noriu pabaigtuko, reikia pabaigti ir aš tiesiog per prievartą baiginėjau. Baigiau aš ją sausio 14 dieną. Tai tai per sausį išsiuvinėjau beveik 4000 kryželių šitos raganaitės. Čia mano buvo tiek kryželių lyg iki pabaigos. Man atrodo, praeitam gabaliuke gal minėjau, kad čia pasiėmiau darbą, kuriame likę mažiausiai kryželių ir nes norėjau labai kažkokio pabaigtuko. Tai nusprendžiau šitą pabaigti. Tai štai, gavosi tikrai gražiai, žiūrint iš toli, viskas čia ok, bet iš arti, tai kad tie kryželiai šviesus, kuriame eina tas šviečiantis siūlas, gautųsi kuo lygesni, reikėjo pasistengti. Nes, kaip sakyt, siūliukas atsigula, o tas šviečiantis iš paskos lieka tokia kilpelė pakilus. Ir reikia atskirai tą šviečiantį siūlą patraukti, nes darėsi čia blendai, kas siuvinėjat jau žino tikriausiai. Pavyzdžiui, rusvas kažkoksai su tuo šviečiančiu blendas. Ir va. Tai žodžiu, siūlų likutis pas mane va štai toks. Nemažai čia jų liko. Vat. Ir tai tiek. Tiek apie šitą darbą. Gražus, bet siuvinėti tikrai pakankamai sunku. Mano čia ta siuvinėjimo karjera nėra labai didelė, nes aš labai daug čia skirtingų tų gamintojų rinkinių išbandžius, bet, čia toksai mano buvo, kaip sakyt, pirmas iššūkis, su kuriuo susidūriau, kad, teko pavargti. Bet šiaip gražu. Truputį parodysiu iš arčiau. Dar kartelį pažvelgiu. Štai, mėnulis gražiai atrodo. Tie spalvų persipinimai. Būtų išlyginta normaliai medžiaga, čia dar gražiau atrodytų. Bet, gražuolė. Tai parašykit tos, kurios siuvinėjat, kaip jums sekasi su tuo šviečiančiu siūlu.
Ir ar nekilo jums minčių kažką keisti. Tai šitą gal aš jau patrauksiu į šoniuką. Ir toliau ką aš jums parodysiu, ką dar sausį judinau. Dabar neatsimenu, ar praeitam gabaliuką, man atrodo, aš rodžiau, kad šitą mašiniuką judinu. Jeigu nerodžiau, tai žodžiu judinu aš jį. Nežinau, ar jau dėjau prieš tai kiek. Nes jeigu rodžiau, tai tikriausiai būsiu įdėjus nuotrauką, nuo ko viskas prasidėjo, nuo kiek. Kiek pamenu, tai buvo pasiuvinėta va čia, tos lempos nebuvo, vainikas nebuvo iki galo išsiuvinėtas. Čia tokių tarpų skylių reikėjo papildyti. Ir va, užaugo visas šitas va tiek. Planavau pabaigti ir šį mėnesį padaryti backstitchą, bet šiek tiek su laiku. Trūko laiko ir neišėjo. Bet koks planas toliau su šitą kojinę, tai aš per vasarį noriu ją pabaigti. Čia man nepasakyčiau, kad liko labai daug. Čia ant mašinos stogo turi būti tokios dovanėlės, nu ir vardą. Čia šitą kojinę tik nežinau, ar dabar aš vardą iš karto siuvinėsiu, nes pirmiausia noriu siuvinėti visiems vaikams po kojinę. Tai čia greičiausiai bus vyriausiajam sūnui šitą, Gustui mano kojinė skirta. Tai nežinau, ar dabar siuvinėsiu varduką, ar kaip turėsiu visas 3 kojinės išsiuvinėtas ir tada jau išsiuvinėsiu vaikų vardus. Tai vad neapsisprendžiu, ką daryti, bet žodžiu patį dizainą noriu pabaigti vasario mėnesį. Tai kojinės man pavyko pasiuvinėti beveik 3300 kryželių. Tai sakyčiau, tikrai neblogas rezultatas. Ir tas mašiniukas jau gerai čia pasimatė. Būtų backstitchas, tai iš vis gražiai atrodytų. Tai štai, kokie rezultatai gražus. Tai štai. Tai tiek apie kojinę. Gal čia palikti fone, kaip visada aš jums čia rodo. Aišku, dabar be jokio stovo filmuoju, tiesiog iš rankos, tai truputėlį čia juda viskas, bet tiek to. Na ir dar vienas dizainas, kurį judinau, tiksliau pradėjau. Kas sekat mane Instagrame turėjot matyti, nes įdėjau nuotrauką pradėtuko. Tai štai toksai mano pradėtukas sausio mėnesio. Tiesa, pradėjau aš ją, tai pasakysiu, sausio 8 dieną. Man pradėjau dėl ko? Norėjau šiaip pradėtuko, bet sirgo mano mažiukas ir šiaip aš pasiuvinėju tada, kada jisai miega. Bet čia, kadangi teko pabūti porą savaičių namuose, galvoju, aš noriu pasiuvinėti, bet aš negaliu ant stalo tiesiog išsitraukti pilną visokių čia siūlų, adatų, organizerių, visko čia prisidėlioti ir siuvinėti. Tai man reikėjo tokio dizaino, kur, pavyzdžiui, aš galėčiau pasimti siūlą ir siuvinėti. Man nereikėtų jo dažnai keisti. Kad aš tiesiog vaikas žaidžia, o aš sėdžiu savo ant sofos, turiu tik tais audinius su rėmeliu, su lankeliu, turiu telefoną šalia su saga, kažkur taip užslapstau, pakišu, kad mažylių nekristų akis, kad nenorėtų jo imti, nes čia reikia taip, žodžiu, kad nepagriebtų. Ir turiu vieną spalvos siūlą, kur aš savo patogiai užmetu akį į telefoną, į sagą ir aš siuvinėju. Tai kadangi šitam dizainui yra tokie pakankamai dideli spalvų plotai, tai aš jį ir pradėjau. Tai čia yra, kaip matot, Dimensions. Urban Beauties. Aš tiesiog vadinu gražuolėm. 3 gražuolės. Tai nes tas Urban, nežinau kaip čia nei Yoruba, žodžiu, nežinau kaip čia tiksliai tarėsi. Tai nenoriu liežuvį laužyti, tiesiog bus gražuolės. Dimensions gražuolės. Tokios spalvingos, kai tokia niūrė žiema apsiniaukusi. Tai labai čia praskaidrina nuotaiką, tiek spalvų visa vaivorykštė. Tai kiek man pavyko padaryti, kaip minėjau, tiesiog savo ant sofkutės,
kai šiek tiek vaikas užsiėmęs, su žaisliukais žaidžia, neprašo iš manęs dėmesio, tai vat man buvo labai gerai. Tai vat pasiėmė vieną spalvytę, o pačią antrą, trečią, ketvirtą, nu ir taip toliau. Ir va čia, kaip sakyt, per tas tokias va prisėdimus trumpus, tai vieną siūliuką pasiuvinėjau, tai du pasiuvinėjau, mes kažką paveikėm, pavalgom dar kažką, vėl paskui jisai užsiema, aš vėl, nu ir va taip. O vakarais, aš žinokit, lygiai grečiai baiginėjau šitą, kai pabaigiau šitą, tada aš jau vakarais, kai mažylis nueidavo miegot, siuvinėjau mašiną arba pietų miegelio nueidavo. O čia toksai, sakau, viskas yra išsiuvinėta, va tais va tokiais pabuvimais kartu, tai kartu su sūnum, bežaisdami, tai va, tai labai jis man patinka. O čia matot mano pirmąjį, pirmuosius triusikėlius lankeliui. Tai čia labai ačiū Rasai už tokią staigmenėlę padarytą, kuri man atsiuntė, parodysiu dar ką gražaus gavau iš Rasos. Nepasirašiau iš karto, bet žodžiu, vat gavau su tokiu gražiu atviruku. Kokia miela, atsiuntė Rasa man truputį žiemos. Štai ir va koks dalykėlis. Kaip man pasisekė. Vat kaip šaunu. Koks tvarkingas. Kažkuriam video esu rodžius, iš AliExpress užsisakiau nuotraukose, kuris atrodė va kažkaip taip, bet kai gavau, tai gavau va tokio pločio, nešlifuotas nieko. O čia jūs pažiūrėkit, pasaka. Ir dar kas yra, va šitoj vietoje magnetukas. Va, prisimagnetina net. Pažiūrėkit, pakankamai jisai stiprus, kas net išlaiko pakankamai sunkias žirkles, tai va kaip fainai. Tai adatom čia visą krūvutę gali pasidėti, o kas nežinot, bet tikriausiai siuvinėtojai žino, tai čia tiem tam siūlų špulytėm susidėti. Tai va, aš jau norėčiau kokį nors dizainą, autorinę schemą, gal kokią pasimt ir pradėti čia susidėlioti, pasifotkinti. Tai žodžiu, tai va. Gavau, įsigijau va iš Rasos šitą dalykiuką, organizerį špulyčių, ir jinai man dovanų pridėjo štai tokius triusikėlius. Labai faini. Čia kaip tik, vat, būtent jinai man kaip ir parašė, kad mano šitom gražuolėm, tai žinokit iš karto ir uždėjau, nes, nu, vat, labai tinka spalviškai. Tai ačiū Rasa, dar kartelį nuoširdžiai dėkoju tau. Tai vat, kaip smagu. Tai ką, mergaitės, aš turbūt, žinokit, tik tiek ir turiu parodyti. Kaip sakyt, sumontuosiu dabar čia ne tik bus sausio mėnesio toksai video, bet kartu ir, man atrodo, gruodis. Gruodį aš labai mažai siuvinėjau, kelius šimtus kryžiukų, gal net nuo lapkričio. Nepamenu dabar tikrai, kada aš čia tą pirmą gabaliuką nufilmavau. Tai žodžiu, viską sudėsiu į krūvą ir gausis toksai 24 metų pabaigos ir 25 pradžios toksai video. O dar jeigu truputėlį statistikos, tai per sausio mėnesį man pavyko išsiuvinėti 9429 kryžiukus. Tai taip apie 10 000, nu, aš žinokit labai norėčiau kas mėnesį tiek išsiuvinėti, tai būtų tikrai labai super. Nes galima sakyti, pusę mėnesio aš siuvinėjau, o dabar vat paskutinę savaitę gal tik porą kartų buvau paėmus. Jo, tai galima sakyti, ir praeitą savaitę taip nedaug, gal keletą dienų, tai žodžiu pusę mėnesio. Va, kol vaikas sirgo, tai aš galėjau sau leisti pasiuvinėti. Tai štai, mergaitės, tiek norėjau parodyti. Tai turbūt netempsime čia gumos ir taip ilgokas video gausis, daugiau gal nei pusę valandos. Tai žodžiu sumontuosiu ir įkelsiu. Tai iki kitų susitikimų. Ate. Lygių jums kryžiukų.